Vaitelių kaimo istoriją mena senoji Daknevičių sodyba iš 20 amžiaus pradžios. Į ją veda keliukas juosiamas įspūdingos liepų alėjos, kurią kadaise pasodino Stanislovas Daknevičius pasistatęs namą. Archyvuose rasta, kad Stanislovas bajorų kilmės pasiturintis ūkininkas valdė daugiau nei 40 hektarų, tai yra pusė Vaitelių kaimo. Jo sodyba buvo tvarkinga, graži. Jis buvo meniškos prigimties, dailiai drožinėjo. Senoji liepų alėja Vaitelių kaime vasaros viduryje eilinį kartą pakvietė į liepų žydėjimo šventę. Jos iniciatorė ir rengėja senbuvė Vida Pilipavičienė formuoja tradiciją kaimo žmonės esančius ir išvykusius susiburti bendrystei ir draugystei. Garbingos Daknevičių giminės palikuonė tam įkvepia neblėstanti meilė protėvių žemei. Ji liejasi eilėmis, dainomis ir iniciatyvomis. Prie šventės prisideda visi kaimo žmonės, o ypatingai Vaitelių seniūnaitis. Kągi, mėlyjeji, džiaugiuosi jūs matydamas visus liepų žydėjimų šventėj, kasmetiniai, tad būkit laimingi, pasveikinti ir dar kartą aplankykit kiekvienais mūsų metais. Iki pasimatymo, iki... Lab, pasveikinsiu. Kaip vertinus? Sriubelė? Po atrajo? Sriubelė ir baisė skani, nes išveri pat geriausi virėjai Judita, tituluota jau daug titulų, daug medalių laimė, tai aš tik, kad šito šventės dalyviams labai skanę suėstai. Užbaigėt, kiek porcijų buvo? Pagal lėkštutį? Pakankamai taip pridrūko. 100 porcijų. 100 porcijų. 100 porcijų. Antrodieninių gėlių yra mintis obeliskų. Antrodieninių gėlių Šinių gėlių Спектrum atunci de jeigu tas pats šiandien tas pats. Alio! Labas, kada gyveni? Niekada užtruko abi karvės. Juk turi tą seną ožką. Ai, juk ta katė, kaip užen. Kada duot, kada ne, vakar bandžiau pamelžti, lygų grietinį, lygų vandenį, kuon padarysi. Sugalvojau nueiti krautui peino nusipirkti. Pagalvot ką, po ko Jūzaps? Koks Jūzaps? Nu koks tavo Jūzaps? Nebėr jau pusmetų. O žalia rutin, nusprėga? Likta ne, likta tepa. Nu nieko nesuprantu. Nu tak ką buvo papasakoti? Nu kon čia papasakoti? Išėjo žolės pjaut sausą vidurų ir negrįžti. Jau savtint svinu. Rūkštelį, nu tai tokį čiūtų dar nebuvau girdėjus. Pasigirtinę mėgėjas, turėjau seną kupripavą, dabar turiu aš jauną žmoną. Esu daug matęs daug regėjęs, bet pasigirtinę mėgėjas, turėjau seną kupripavą, dabar turiu aš jauną žmoną. Labas, Jozelė. Labas. Kur dėka? Kas tau rūp?
Rūpinki savo seną ožką, kad į vedrą nepritreistų. Rūpinki savo seną ožką, sakau. A tu grįžai jau visam? Nu, tai graka nepasavęs. Paskona. Aš jau senai gyvenu su seselė. Pala, o mūsų dukra. Dukra. Augink tu tą savo dukrą. Bet elementus man mokėt, po 600 įmėnesį. O kas ta Zoselė? Oi, Zoselė, man Zoselė. Švelnumo įsikūnymas ten. Grožis. Kokios akis. Kokia gražuolė, kokia švelnulė. Tai kukelis. O svarbiausia, labai turtinga. Ir man negaili. Vakarėje yra kelių, paskui ją nes kelių. Na ir ką, jos senis, ar nori naują automobilą? Sakau, Zoselė, nežinau. Ai, paėmė, nupirko. O ką tu, seną vištą man duodavai? Putrinę be druskos. Sena gerėkla, o ji dar ir jaunesnė 20 metų. Neturiu laiko su tavim ilgai kalbėti. Rytoj į Ameriką pasuoši, įskrendam. Man tu senai nereikalinga, sena ožkos uodega. Pažiūrėk, kokiais auksais aplipęs, o su tavim tai gyvenau. Juodą balynę valgiau ir perlinkęs vaikščiau. Juk aš nekalta, kad tie laiką buvo. Tauta, ne tauta, tu niekam nereikalinga. Čia bambino, neužmiršk, kas mėnesį po 700 man mokėti elementų ir turėti savo dukrą. Čia. Nespėjau padėkoti. Oi, kur mūsų garselis dingo. Paplojam garsiai. Nusirenkit mūsų aktoriai. Nusilenkit, nenusirenkit, atsiprašau, ne taip pasakiau. Paplojam. Mes turim asmenišką dovanėlę dar vieną. Mūsų aktoriai Genutei. Nes Genutė mus išgelbėjo paskutinę sekundę. Vakare susitarė, kad vaidins vaidinime. Nors nieko nežinojo apie tą vaidinimą. Tai jie per vieną parą lygiai sugalvojo vaidinimą, suvaidino ir va, dabar turim aktorių. Genutė čia nuo mūsų. Ačiū jums labai. O čia drąsos. Ačiū. Paplojam! Visą gerą.